I think I'll stop breaking my heart. I don't wanna be another one. Tai ta pati kelionė, tie patys ratai, tas pats kelias, tik kita diena ir kita kryptis. Po apsilankimo Prahoje dabar jau vykstame link Kroatijos. Kiek pavažiavę pasiekėm Austriją, kuri pasitinka kalnuotais vaizdais. Kalnai lyg mūsų broliai, atrodo lyg seniai būtų mūsų laukę. Daug smagiau važiuoti, kai tokie vaizdai aplink. Stabtelėsim trumpai pauzei pakelės aikštelėje. Pramankštinam kūną, atsigeriam vandens, atsigulam kelioms minutėms ant žolės, truputį tylos ir įsižeminimo. Užsidedam vėl šalmus, variklis prabyla ir vėl tas laisvės jausmas, kai turi kryptį, bet neturi griežto plano. Pralėksim Austriją, Slovėniją ir jau vakare turėtume būti Kroatijoje. Bet, kaip vėliau sužinosime, kelionės nemėgsta griežtų planų. Atvykę į Slovėniją, sustojome prie parduotuvės nusipirkti ką nors pavalgyti. Ir atsisėdam va šitaip. Tiesiog ant asfalto. Gal kam nors tai atrodytų nepatogu, bet mums tai laisvė. Sėdim tiesiog ant asfalto, valgom ir juokiamės. Ir gal jau pats laikas susirasti šiam vakarui nakvynės vietą. Sėdėdami randam paprastą kambarį, kuris randasi kaime už labai simbolinę kainą. Užsisakom. Ir tik vėliau pastebim, kad tai yra už Kroatijos ribų, jau Bosnijoje ir Hercegovinoje. Na ką, vadinasi, pabūsime ir ten. Tad lekiam į Bosniją ir Hercegoviną. Čia sustojame pakeliui vieno miestelio restorane. Mus pasitiko malonus aptarnavimas ir labai skanus maistas, didžiulės porcijos ir maloni aplinka. Nustebino tik tai, kad negalėjome atsiskaityti kortele. Sočiai privalgę važiuojam toliau. Pastebėjom, kad raštas čia labai panašus į rusų, bet kalba visai kita. Pasirodo, tai kirilica, todėl rusiškai nesusikalbėsi. Vis dėlto tas pažįstamas raidynas suteikė jausmą, lyg būtume atsidūrę kažkur tarp pažįstamo ir visiškai naujo pasaulio. Atvykus, šeimininkai labai maloniai pakviečia į nuomojamą namą, stengdamiesi savo kalbą mums viską paaiškinti. Karts nuo karto įterpdami vieną kitą anglišką žodį. Senas medinis namas, kuriame vietos būtų užtekę 10 žmonių. Tai viena tų vietų, kurioje būti norisi dėl patirties, dėl artumo jausmo, lyg būtum pas savus, pas giminės. Tad su šiuo jausmu ir užmiegam kaimo tamsumoje. Ryte pabundam nuo gaidžių giedojimo ir paukščių giesmių. Net žadintuvo nereikėjo. Nuostabi saulėta diena, kuri kviečia į sekančius kelionės patyrimus. Tad susiruošiam, atsisveikinam su šia svetinga vieta ir vėl į kelią. Šiandien Kroatija. Pagaliau Kroatija. Atvykstam ir iškart jaučiam skirtumą. Oras kitoks, saulė aštresnė, o kažkur ore sūraus vandens pažadas. Mūsų jau laukia kambarys su vaizdu į jūrą. Tas momentas, kai atsidarai langą ir trumpam tiesiog stovi. Žiūri į žydrą horizontą
Klausaisi tylos ir supranti. Va čia ir prasideda kita kelionės dalis. Daiktus paliekam beveik taip, kaip iš rankų kristų. Greitas dušas, lengvi drabužiai, oda dar šiek tiek pavargusi nuo kelio ir jau lekiam į pliažą. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, your soul's eternal fire. In your arms I feel complete. Our love will Norėjom dar pabūti čia, o kambarį su vaizdu į jūrą gavom tik vienai nakčiai, tad kitą rytą persikėlėme į kitą vietą, arčiau pliažo. in the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. Įėję į naują kambarį, iškart pajutome tą švelnų atokvėpį. Erdvus balkonas skendėjo žalumoje, tarsi apkabindamas mus ramybę. Už medžių viršūnių atsivėrę kalnai tyliai priminė, kad esame visai kitame pasaulyje. Telefonas čia galbūt padėti. Gali ir nebūti. Pasiruošėm šiek tiek greito maisto ir skanaus mums. Noriu valgyti. Brela – nedidelis, bet labai jaukus miestelis Kroatijos pakrantėje. Apsistojome viešbutyje šalia Solinė paplūdimio, vieno gražiausių šios vietovės kampelių. Čia gyvenimas teka lėtai, tik išeini į pakrantę ir iškart pajunti atostogų ritmą. Vos kelios minutės pasivaikščiojimo, o aplink kvepia jūros druska, kavos aromatu ir ką tik iškepta jūros gėrybių vakarienė. Restoranai gyvena savo gyvenimą, žmonės šypsosi, o paplūdimys tiesiog atvirukas. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, your soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. Važiuojam toliau. Mūsų šiandienos tikslas aplankyti KRK krioklius. Atvykus nusiperkame bilietus. Bilietai po 40 eurų. Nepigu, bet juk tokių vietų nesutinki kasdien. KRK nacionalinis parkas vienas įspūdingiausių natūralios gamtos parkų Kroatijoje.
Čia visi kriokliai apsigaubę neaprėpiama žaluma, o vanduo visur šniokščia per samanas, uolas ir medžių šaknis. In the stillness of the night. Grįžtam. Keltas plaukia ramiai ir kartu su juo nurimstam ir mes. Vaizdai slenka, kalnai tolumoje, mieguisti pakrantės miesteliai, vandens platybė. Heart's desire, your soul's eternal fire. In your arms I feel complete. Our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. Ir vėl išriedame į kelią. Kalnai vienas po kito keičia savo formas, kelias vingiuoja, motociklas švelniai burzgia. O tarp kalnų trumpai suspindi jūra, tarsi paskutinis Kroatijos atsisveikinimas. Važiuojame Venecijos link. Netoli Slovėnijos mūsų laukia dar viena nakvynės vieta, kurioje pernakvosim prieš rytojaus kelionę į Veneciją. Apsistojome studijos tipo bute, įrengtame šeimininkų name. Vos atidarę duris, pajutome tą švelnų jaukumą, kuris atsiranda ne nuo daiktų, o nuo čia gyvenančių žmonių. Ir labai maloniai nuteikė detalės, kurios aiškiai galėjai perskaityti skleidžiamą žinutę, kad esame laukiami. O mūsų pasitikusi šeimininkė šypsojusi taip, lyg lauktų senų pažįstamų, o vėliau dar atnešė naminės serbentų trauktinės, tarsi mažą rūpestingumo gestą po ilgos kelionės. Kitoje serijoje keliausime į Veneciją, o ši kelionė jau dabar tapo istorija. Apie kelią, apie netikėtumus, apie žmones, vietas ir jausmą, kuris lieka ilgam po to, kai variklis nutilsta.